Tiesiog atsirado vienas vaikas, tada vienas verslas, atsirado antras vaikas, antras verslas. Kiekvienas vaikas į mano gyvenimą atnešė visiškai skirtingą kardinaliai veiklą. Tu esi tai, kas yra 5 žmonės aplink tave. Jeigu artimiausi žmonės aplink tave yra negatyvūs, kurie visada sakys, kad tau nepavyks, tu nepadarysi, kokį vėją dar susigalvojai, ir tu kreipsi dėmesį į juos, tu greičiausiai būsi to vidurkis. Taip gaus, kad mes automatiškai apsikeitėme energijom, aš tapau kaip ir šeimos vyras, jisai tapo šeimos moterim. Žmonės dabar nori daug daugiau negu tiesiog išgyventi kartu. Žmonės pradėjo norėti gyventi kartu. Stengiuosi gyventi gyvenimą taip, lyg rytoj manęs neliktų. Sveiki visi įsijungę jau antrąją tinklalaidės Nestabdom laidą. Kaip jau įprasta sveikinamės iš šviesos meno kūrėjo Lino Kutavičiaus unikalios, multifunkcinės alternatyvios kultūros erdvės tema, kuri yra atvira eksperimentams. Na, o tai erdvė esanti Lighthouse Hub. Lighthouse Hub tai ne tik fizinės erdvės, bet ir stiprios bendruomenės formuotojas. Čia susitinka žmonės, kurie ieško inovacijų, kūrybiškumo ir bendradarbiavimo. Na, o šiandieną mes turime vieną iš Lighthouse Hub bendruomenės narių, labai motyvuojančią, jauną, pozityvę ir įkvepiančią moterį, Reda Navar. Labas, Reda. Labas, ačiū, labai gražiai pristatei. Dar ne iki galo pristačiau, dar turiu ką apie tave pasakyti ir manau ir pati papasakosi plačiau. Tai tavo kasdienybė yra tikrai tikras įkvėpimas. Reda yra 4 vaikų mama ir net 3 verslų savininkė. Jos verslai tai socialinių tinklų marketingo agentūra, auklių agentūra, daugiavaikė, o taip pat dirbtinio intelekto mokymų verslas. Na ir Reda yra moteris, kuri nenustoja kurti, tobulėti ir augti. Ir Reda, tu savo socialiniuose tinkluose taip pat daliniesi tokiu motyvuojančiu užrašu: 4 vaikai ir 3 verslai, misija įmanoma. Žinai, aš kaip vieno vaiko mama perskaitau šį užrašą, stebiu tuo, kuo tu daliniesi ir man atrodo tai kaip iš kito pasaulio. Ir aš manau, kad tikrai ne tik man, bet ir daugeliui žiūrovų, kurie žiūri šią laidą, kyla panašios mintis, nes tikrai augindama ir vieną atžalą ir neturėdama 3 verslų, susiduriu dažnai su nemažai iššūkių. Ir pasidalink, ar iš tiesų kasdien tai yra misija įmanoma ir kaip iš tiesų atrodo tavo kasdienybė ne Instagrame, ne kitose socialiniuose tinkluose, o realiame gyvenime. Ačiū tau, labai smagu girdėti tokius žodžius. Nesu aš tikrai stebuklinga moteris ir aš daug ko nespėju ir ne viską iki galo padarau, bet manau, kad įtaką mano visam, nežinau, planavimui dienos padarė režisūros studijos, kai tu nori, nenori, išlipi iš komforto zonos, aš iš viską įstojau į režisūrą, atėjau, kaip sakau, balta varna. Nieko nemoku, vaidinti nemoku, nieko nesuprantu, kas ten vyksta, įstojau tik dėl to, kad norėjau organizuoti renginius. Ir ten buvo režisūra plus renginiai. Ir ten vis tiek teko vaidinti, trenažus visoks daryti, ten mušti save ir visai sakyti. Ir aš galvoju, Dieve, kur aš patekau. Ir tikrai tada supratau, kad viskas gyvenime yra įmanoma, jeigu aš išlipau iš visiško komforto į visišką diskomfortą, padariau maks, ką galėjau, studijas užbaigiau, man atrodo, aš jau laukiau 2 vaiko. Ir man tas planavimas nuo pat mažens buvo labai svarbus dalykas, nes irgi aš eidavau į mokyklą, po to į meno mokyklą, po to po meno mokyklos vėl pamokas ruošti, kažkaip gyvenime visada turėjau susidėlioti prioritetus, tas kas svarbiausia.
Tai dabar irgi tai yra išlikę. Aš visų pirma dieną pradedu nuo svarbiausių darbų ir nuo tų, kuriuos visada stengiuosi atidėti, nes jie būna nemėgstamiausi, bet svarbiausi. Tai aš juos pirmą pasidarau per prievartą, tada save apdovanoju, tebūnie tai būna kava su šokoladu, kažkas tokio, mažas menkniekis, bet jisai praskraidina dieną. Ir tada susiemus pasidarau visus likusius darbus. Tai taip yra manoma tiek 3 verslai, tiek 4 vaikai ir viską kažkaip subalansuoti. Bet faktas, aš kažko nespėjau, faktas, aš kartais verkiu mašinoje ir galvoju, Dieve, mano vaikas bus paskutinis, skambini į darželį kažkada. Tikrai yra buvę, kai skambini į darželį, kai 5 minutės vėluosiu tiesiog, nes negaliu, kamščiai ir visą ką. Tai būna, nespėju, bet visada prioritizuoju savo gyvenimą ir darau dalykus pirmą, prioritetinė tvarka, o po to visą kitą. Bet ir jau dabar visam kitam irgi randu laiko ir mafijos žaidimų žaidžiu, kurie yra, tokie intelektualūs žaidimai, kai tu sėdi su žmonėm ir ieškai, ką ten galima nušauti, kad ir kaip žiauriai skambėtų. Šokus lankau, dabar po šito podcast'o eisiu šokti ne į solo latino, į porų latino šokus, į bačiatą. Tai taip tiesiog stengiuosi gyventi gyvenimą taip, lyg rytoj manęs neliktų. Ir visada tą savo sakiau, kad ir kokia jauna buvau, jeigu Reda tu rytoj neatsikelsi, o kaip tu norėtum šiandien dieną praleisti. Tai taip visada ir elgiuosi. Ir su žmonėmis visada elgiuosi taip, kaip norėčiau, kad su manimi elgtųsi. Dieną praleidžiu taip, kaip noriu, kad jinai praeitų sklandžiai. Kartais ir nesklandžiai, bet vis tiek visada. Ir mane, kaip visi mato socialinės tinkluose, esu pozityvus žmogus. Tai taip stengiuosi kiekvieną dieną kažkaip ir praleisti. Ir iš to pozityvumo kažkaip gaunas, ta diena eina ir susidėlioja. Net ir jeigu nepavyksta, aš tiesiog pasijuokiu iš to ir viskas. Žodžiu, be to tokio chaoso yra daug, bet be to chaoso irgi nesinorėtų gyventi, ar ne? Tokia tavo gyvenimo dalis. Supratau, tai tu jau dabar atsakydama į pirmą klausimą jau labai nemažai dalykų užsiminiai, apie kuriuos mes išsamiau pasikalbėsime, nes iš tiesų esi labai spalvinga asmenybė ir aš manau, kad kiekvienai sričiai, tiek veikloms, tiek vaikams, tiek pomėgiams ir taip toliau mes galėtume skirti po atskirą podcastą. bet dėja turime tik šią laidą, tai galbūt kažkaip struktūruotai bandykime pasikalbėti nuo pat pradžių, kaip viskas prasidėjo, tai galbūt gali papasakoti, ar pirmiausia gimė vaikai, ar pirmiausia pradėjai kurti verslus, tuomet gimė vaikai ir tuomet reikėjo kažkaip tai suktis iš situacijos. Kaip, kas, nuo ko, tiesiog pradėk po trupučiuką. Ja. Jeigu struktūruotai ar ne, nes tikrai buvo daug veiklų, daug darbų ir visko, ir tai tikrai neužtektų nei šitos laidos. Bet visų pirma atsirado vaikai, po to atsirado verslai. Bet kaip vaikai? Tiesiog atsirado vienas vaikas, tada vienas verslas, atsirado antras vaikas, antras verslas. Kiekvienas vaikas į mano gyvenimą atnešė visiškai skirtingą kardinaliai veiklą. Su pirmuoju savo vaiku aš pradėjau dirbti tinkliniai rinkodaroj, tinklinė marketingė ir aš tada buvau Žemaitijos regiono vadovė, iš karto dariau vienus didžiausių pardavimų, rinkausi savo komandas, viskas man ten sėkmingai sekasi ir aš galvoju, kaip faina, kai yra darbas, kurį tu gali daryti, kada nori tiesiog nieko nedaryti ir būti su to vaiku. Tai jau ten buvo mano pirmieji finansai ir apskritai susipažinimas, kaip valdyti žmonės, kaip juos motyvuoti, kaip juos burti, kaip daryti pardavimus. Tai tikrai buvo labai tokia irgi kelionė, iš kurios reikėjo daug išeiti iš komforto zonos, nes ir skambučius daryti, žmonės kalbinti, aš tiesiog užjaučiu žmonės, kurie dabar dirba tinkliniai rinkodarai, atsiprašau. Bet tai tikrai yra toksai sunkus darbas ir tuo labiau, kai tinklinės rinkodaros yra labai daug, tau išsiskirti yra labai sudėtinga. Tada gimė antras vaikas, su kuriuo aš pradėjau dirbti Kuria vaikai studijoje ir Klaipėdoje aš vadovavau 3,5 metų. Prisimenu, aš pasiėmiau šitą verslą, Kuria vaikai, tai yra tiesiog laisvo žaidimo forma būrelis, kur ten vaikai žaidžia su ryžiais, makaronais, ten vaikai būna tiesiog nuo kojų iki galvos murzini, bet labai labai laimingi. Ir tai moksliniais tyrimais įrodyta, kad
pats geriausias būdas vaikui patirti pasaulį yra būtent per laisvą žaidimą, pažinti jį supantį pasaulį. Tai va, tai aš mokiau vaikus tiesiog kaip nusidažyti save, nudažyti popieriaus lapą, kaip ten su miltais žaisti, kurie yra ten su aliejum padaryti ir jie kimba labai fainai. Tai va. Tai šitą būrelį aš pasiėmiau nuo visiško nulio, realiai neatsakyčiau minuso, nes tas vardas nebuvo toksai kažkoks labai žinomas ir ypač Klaipėdoj, nes dažnai atšaukinėdavo tuos užsiėmimus, kadangi nesusirinkdavo vaikai. Ir aš pasiėmiau tokį, galėčiau sakyti, antirekomendacinį galbūt net būrelį, gal ne taip žiauriai, bet tikrai nebuvo jisai kažkoks labai rekomenduojamas. Bet aš taip tikėjau tą idėją ir aš tada buvau tik paprasta būrelio vadovė, kurie atėjau tiesiog dirbti ir vesti užsiėmimus, kadangi jau studijavau režisūrą ir galvoju, man čia kažkas panašaus į praktiką. Aš pasiėmiau tą būrelį jau kaip vadovė, nes man pasiūlė tiesiog vadovės pareigas, kas reiškia, kad tu pasiėmi franšizės principų, įsikūrinėjai studiją, viską perki iš savo pinigų, klientus renkiesi pati ir visą verslą realiai stataisi pati, tik tais, kad turi struktūrą tam tikrą iš tos franšizės, kokios veiklos bus, kokią savaitę ir panašiai. Tai tas būrelis realiai nuo nulio ar net nuo minuso pasistatė iki 100 vaikų, kai aš nebegalėjau net daugiau grupių daryti, tiesiog iš lūpų į lūpas pradėjo eiti rekomendacijos ir per pusę metų realiai pastačiau tą verslą iki visiško jau to taško, kai nebėra net kur dėti tų vaikų. Tai eilė susidarydavo pusę metų, vaikai laukdavo eilėj, kad galėtų ateiti į tą būrelį. Bet tada įvyko perdegimas, aš tiesiog labai daug savęs atidaviau, o veikla su vaikais ir dar kai šalia yra tėvai, tikrai yra labai sudėtinga, nes labai daug visokių dalykų tiek su tėvais susijusių, tiek su vaikais yra ir tu labai daug turi savęs išdalinti, o dar grįžti namo yra dar tavo vaikai. Tai dėl to aš tiesiog tą verslą perdaviau kitai moteriai, kuri iki pačios dienos dar sėkmingai veikia toje studijoje ir aš dėl to labai džiaugiuosi. Ir po to atėjo mano visi kiti verslai, kur aš pradėjau dirbti, kad ir kaip keistai skambėtų, aš buvau labai jauna, bet jau dirbau pensijų pakopą, aiškinau žmonėm, kaip pasiimt savo pensijas po kažkiek metų. Vėl dariau vienus geriausių pardavimų ir tada į mano gyvenimą atėjo socialiniai tinklai ir dirbtinis intelektas. Socialiniai tinklai atėjo labai natūraliai dėl to, kad aš pradėjau vesti savo tinklaraštį daugiavaikį, dėl to, kad laukiausi jau 3 vaiko, automatiškai atsirado tinklaraštis daugiavaikė ir socialinių tinklų vedimas. Ir aš labai norėjau paneigti tą žodį daugiavaikė, tą tokį stereotipą, kad jeigu jau daugiavaikė mama, tai vadinas kažkokia socialinė ten ir pašalpų ten norėtojai ir panašiai, kur aš gyvenau tikrai gerą gyvenimą, apie jokias pašalpas negalvoju ir man tai buvo visiškai neprioritetas. Ir iš esmės, kad jau tikrai tokia moteris, turinti 4 vaikus, tikrai jau nebegalės realizuoti kažkokioj veikloj, ar negalės turėti ypač kažkokio tai savo verslo ir panašiai, tiesiog toks stereotipas, ar ne? Taip, tai labai didelis stereotipas, kad mamos neva turi užsidaryti namie ir dar to datų 3 vaiko laukės ir kažko čia nori. Tai va, tai aš pradėjau rašyti tinklaraštį, pradėjau dirbti su socialiniais tinklais, tada atsirado pažįstamų, kadangi mano ratas praktiškai visi verslininkai, tai jiems pradėjau tvarkyti tos socialinius tinklus ir taip gavos, kad tiesiog atsidariau savo agentūrą, nes tada jau turėjau ir savo filmuotojus, ir grafinius dizainus, kas darė, kūrė, techninius dalykus, kas atlikinėjo, žodžiu, visą pilną komandą ir pradėjau verslam vesti socialinius tinklus. Tada vėl po keletos metų aš perdegiau, nes aš kai einu į vieną veiklą, labai jai atsiduodu ir nebemoku savęs tausoti, ko niekam nepatariu gyvenime, nes nieko nėra svarbiau už tave patį ir tu privalai tiesiog sustoti, kai matai, kad yra sunku jau. Perdegiau. Ir tada aš pasilikau socialinius tinklus, jie yra iki šios dienos, bet labiau kaip mentorystė, mokymai, kaip administruoti savo socialinius tinklus, bet nebedarau to pati kitiem verslam. Ir tada atsirado šalia dirbtinis intelektas, į kurį pradėjau irgi labai taip sąmoningai, bet jau po truputį eiti, nebe taip nerti galvą ir ten visiškai atsiduoti. Ir tada pradėjau su tuo dirbtiniu intelektu ir dabar realiai vedu paskaitas kiekvieną mielą dieną studentam, jau pravedžiau, nežinau, gal virš 8,000 žmonių tą dirbtinio intelekto mokymus. O kur dėstai? Dėstau užimtumo tarnybos studentam, privačiom įmonėm, šiandien vedžiau savivaldybei mokymus, labai daug, kas mane realiai kviečia, tai va iš lūpų į lūpas irgi rekomendacijos sklinda ir aš tiesiog to darbo tikrai turiu sočiai iki valios ir dėl to esu labai dėkinga. Tai va, tai
tai džiaugiuosi, kad turiu tą sugebėjimą tiesiog vesti labai aiškiai mokymus ir labai mėgstu praktiškai viską rodyti, daryti, kad iškart žmonės galėtų pasibandyti ir nebijoti. Bet žinai, dabar pasakoju ir tai yra visiškai atrodo ir susijusios, bet ir skirtingos sritis. Ir tam, kad vesti mokymus ar ne, tai reikia ir bagažo žinių. Tai tu kažkur tai mokėsi, ėjai, gilinai žinias, tai yra specialūs ar tai kursai, ar ką tu darydavai, kad pati galėtum mokyti kitus žmonės. Taip. Tai aišku, iš pat pradžių, kai tik pradėjau domėtis to dirbtiniu intelektu, tai aš su juos pažinau iš YouTube'ės, tiesiog vaizdo įrašų, kur ten visokie mokomieji, užsieniečių. Po to mokymus organizavo pats Lighthouse'as ir kvietė Antaną Bernatonį čia vesti mokymus 2 dienų. Aš pasiklausiau jo, buvau šokiruota, kaip fainai ir kaip charizmatiškai galim vesti mokymus. Labai patiko visos žinios. Aš pradėjau tą taikyti praktiškai ir po to atradau savų dar dalykų ir dar po to irgi užsienietiškuose saituose pradėjau mokytis. Ir taip gavas, kad man pamatą davė būtent tie Lighthouse'o mokymai ir toliau kažkaip vystėsi ir pradėjau tos mokymus vesti pati. Nes irgi netyčia gavau, tiesiog sako, Reda, kadangi tu taip žinai daug, tai gal tu mums gali papasakoti. Tai iš esmės iš praktikos. Taip. Pati tiesiog kaip savo mokslę, pati taikiai, domėjasi ir galiausiai pati tiesiog žiniomis daliniesi iš esmės šitaip. Taip, pradėjau dalinti žiniom. Tos žinios daugam buvo visiškai naujos, negirdėtos, labai buvo įdomu, aišku, dabar tas dirbtinis intelektas ant bangos, nes su juo nenori, tenka susipažinti, reikia susipažinti. Tai va, o paskui, kai jau gimė 4 vaikas, tada jau atsirado auklio agentūra daugiavaikė. Tai va, tai taip tiesiog sėkmingai ir keliauju. Kiekvienas vaikas į mano gyvenimą atnešė skirtingą veiklą. Kas auklio agentūra, dirbtinis intelektas ar ten socialiniai tinklai nieko bendro iš vis neturi. Papasakok plačiau, turbūt ryškiausia tavo veikla ir su kuria galbūt dauguma žmonių tave ir sieja ir yra ta auklio agentūra daugiavaikė. Netgi tikrai, kam iš pažįstamų pasakau, ką kalbinsiu, dar tai pagalvoja, pasvarsto, bet jeigu pasakau daugiavaikė, tai iš tikrųjų su tuo vardu jau ir sieja tave. Tai ir ta agentūra, ar ne taip ir vadinasi, tai plačiau galbūt pasidalink, kas tai per veikla, kas tai per agentūra, kuo ji išskirtinė, kuo ji kitokia. Taip, tai agentūros, aišku, vardas atsirado dėl to, kad tiesiog, kaip sakai, jau tai yra mano antras vardas tiesiog ir jau visur, kadangi daugiavaikė ir einu su ta vėliava toliau, tai ir auklio agentūra daugiavaikė. Kaip jinai atsirado? Vėlgi iš poreikio pačiai. Aš esu dirbusi auklė, realiai pati buvau vaikas ir jau dirbau auklė, nes kažkaip manim visi pasitikėjo. Ir turiu tą tokį magnetą, jeigu čia šalia būtų vaikai, tai tikrai jie šipsotus, tikrai ateitų su manim žaisti. Tiesiog taip yra. Kažką ten tokio turiu viduj, kad traukiu tuos vaikus. Ir jie, ir aš tais vaikais labai džiaugiuosi ir negaliu tiesiog be jų. Tai va, ir iš poreikio pačiai, kai jau reikėjo pagalbos, nesuprantu, kad yra 4 vaikai, yra ką veikti 4 kartus daugiau. Tai dėl to man reikia pagalbos ir reikia kokybiškos pagalbos, nes kai pati esu dirbus auklė, žinau, kokios kokybės aš noriu ir kaip noriu, kad tie vaikai būtų prižiūrėti. Nes faktas man neužtenka, kad tiesiog ateitų, ant sofos pasėdėtų ir viskas. Man taip netiko. Ir aš kiek auklių vesdavausi į savo namus ir atrodo pasišypsu, labai faina, mes čia draugiškai pabendravom. Aš išeinu iš namų, grįžtu, mano vaikas kažkoks dirglus, nepatenkintas, kažkas ten negerai ir jaučiu tiesiog viduj, kad kažkas ne taip. Ir pasirodo, kad tiesiog ta auklė neužima jokiom veiklom. Tiesiog atėjo, pabuvo, galbūt ir pasišypsojo tam vaikui, bet vaikui reikia dėmesio. Svarbiausia, ko jam reikia, jaustis saugiam ir reikia dėmesio. Tai dėl to auklio agentūrą apgalvojau kiekvieną dalyką, ko aš pati labai norėčiau. Pirma, tai iš karto atsirado kameros, nes kiekviena auklė ateidama į šeimą nešasi kamerą, o tėvai telefone gali stebėti tiesiog tą tiesioginę transliaciją, ką veikia auklė su tais vaikais ar vaiku. Antras dalykas, aš į šeimą siunčiu 2 auklės, dėl to, kad pasimokiau, jeigu tu turi vieną auklę, jinai suserga ar suserga jos vaikas, viskas. Mano diena būdavo struktūruota taip, va,
kadangi aš mėgstu viską planuoti, toks susitikimas, toks. Ir man reikėtų tada viską atšaukti ir man visi planai žlunga, ten tų žmonių irgi automatiškai žlunga, tai dėl to ateina auklės 2, ne vienu metu, o pakaitomis, kad galėtų vieną kitą pakeisti, nesukeldamos jokio šoko tam vaikui. Nes vėlgi vaikas ir nauja pažintis yra sudėtinga, dėl to auklė agentūrai mes siunčiam 2 auklės į vieną šeimą pamainom. Trečias dalykas, atsirado lavinamos veiklos, irgi dėl to, kad aš kuria vaikai susipažinau su to laisvu žaidimu ir labai norėjau jo nepaleisti, nes mano vaikai jį labai dievina ir aš namuose tą darau bardaką. Ir tada tą bardaką įnešu į kitų namus, bet mes taip susitvarkom, kad neįmanoma matyti, kas ten buvo. Tai dėl to, kad aš norėjau, kad tie vaikai būtų lavinami, dabar labai didelė problema yra, kad vaikai nekalba. Jie realiai nuo 4-5 metų pradeda kalbėti pirmuosius sakinius, kas yra be galo vėlai. Tai aš norėjau truputį įnešti to pertvarkymo, nes tos visos lavinamos veiklos, jos lavina smulkią motoriką, kas automatiškai lavina kalbą ir panašiai, tai nesiplėsiu šitoj vietoj, bet tai yra be galo naudinga vaikam. Tai dėl to mūsų auklės yra vadinamos edukatorėmis, nes tai yra lyg auklė ir būrelis viename. Jis ateina visiškai kokybiškai praleisti laiko kartu. Tai va, tai tokie mūsų turbūt didžiausi skirtinumai, tokios auklio agentūros niekur nėra. Ir aš nežinau, tiesiog sudėjau viską, kas man automatiškai kaip mamai būdavo, kažkaip baisu. Tos auklės dirba su sutartimis, jos yra praėjusios pirmos pagalbos mokymus, jos praeina psichologės mokymus, praeina mano mokymus dėl veiklų, jos būna visiškai pilnai paruoštas tam, kad ateitų į šeimą. Aš žinau, ką aš išsiunčiu ir žinau, kad tai yra kokybiškas žmogus. Dar nėra nei vieno nusiskundimo buvo apie auklę, nes tiesiog jau žinau, kas ten eis ir kaip elgsis su to vaiku. O kaip tu pati atsirenki tas auklės, ar tai yra pažįstamos moteris, kaip vyksta ta atranka, kad tu tikrai atrandi tas profesionales ar ne, turinčias greičiausiai ir tą pedagoginį kažkokį išsilavinimą ar ne ir panašiai? Ne visos turi pedagoginį išsilavinimą. Mano pirmas prioritetas buvo, kad tai būtų visiškai nuoširdi meilė vaikui. Ir antras dalykas, ta patirtis, jinai kaip ir yra svarbi, bet iš kitos pusės ta patirtis ne visų yra gera su tais vaikais. Joms atrodo, kad jos elgiasi tinkamai, bet aš kiek pašneku ir, ne, mes taip nedarom, sakau, mes kitaip kalbam su vaikais. Ir faktas yra tas, kad pirmą tos auklės praeidavo pro mano pačio šeimą ir pro mano vaikus. Tada aš gaudavau už savo vaikų atgalinį ryšį ir tik tada pilnai darbindavau tą auklę. Dabar aš taip nebedarau, pati nebesidraskau, savo vaikų nebedraskau, nes iš vis auklę agentūrą aš dabar paleidau franšizės principu. Ir yra Klaipėdos vadovė, yra Kauno vadovė, yra Vilniaus vadovė, yra 3 miestai ir aš išsiplečiau tiesiog po Lietuvą. Tai ir tikiuosi, kad išsiplėsiu dabar į dar daugiau miestų, noriu Panevėžį ir į Šiaulius. Tai aš tiesiog supratau, kad vėlgi bus tas pats, aš vėl perdegsiu, jeigu bandysiu viską daryti viena. Ir man kažką reikia daryti kito. Tai va dabar yra vadovės, kurios yra atsakingos už savo komandą, už formavimą. Visa sistema mano sukurta yra perleista jom. Mano žodis taip yra paskutinis tam tikrose vietose, bet iš esmės aš likau labiau sukontroliuoti visą tą ratą, pavadinkim, ar ne tą sistemą, o jos jau yra atsakingos už tas auklės. Aš tikiuosi, kad jau tos mano vadovės gerai dirba savo darbą. Kol kas neturiu jokių blogų atsiliepimų, tai tikiuosi, kad taip ir bus, nes jos turi mano palaikymą, turi mano pagalbą, jeigu kažkas neaišku, gali mane kreiptis. Bet tikrai yra buvę, kad aš prisimenu, ar Klaipėdos vadovai sakau, žinok, nujaučiu, kad su šita auklė bus kažkas ne taip, nes jį tiesiog vyresnė. O mano auklių visa ta kategorija buvo nuo 30 iki 40. Atsiprašau, jeigu kažką diskriminuoju. Bet tiesiog mano noras buvo, kad jinai tikrai būtų gyvybinga ir ateitų pas tą vaiką, kaip visiškai auklė, o ne močiutė. Ir viskas gerai yra su močiutėm, jos labai myli vaikus, nieko neturiu prieš, bet tiesiog turėjau tokią viziją ir taip norėjau daryti. Ir aš mačiau, kad ta moteris yra labiau jau močiutė ir greičiausiai tėvai, kad ir kokie gyvybingi, ten maratonus bėgioja, tikrai labai nuostabi moteris, ten sveikai maitinas. Ir turbūt gyvybingesnė už bet kurį 30 metų žmogų, bet automatiškai pamatę tėvai,
turi tą stereotipinį mąstymą ir labai sunku jį pakeisti. Ir aš sakau, žinau, greičiausiai tėvai, nenorės tiesiog automatiškai ir taip ir buvo. Ir pasiteisino tie mano, aš turiu labai gerą intuiciją šitoj vietoj, tai va dėl to dažniausiai jie ir stengiasi vadovautis. Ir tu pasakoji, atrodo tikrai tokios sėkmės istorijos ir sėkmingai išsiplėtei ir remiasi tavo verslas ar ne tavo patirtimi, to, ko tau pačiai trūko, bet iš kur tu žinai tuos visus tokius organizacinius dalykus, ar ne, vat, verslui, to, ko reikia verslui, iš kur tu visą tai sužinojai, nes žmonės dabar, aš įsivaizduoju, klausosi, nes ir aš pati klausausi, ar ne, viena, antra, trečia sritis ir iš kiekvienos srities tu paverti į kažkokią tai savo veiklą, į verslą. Kokių žinių reikia, ką reikia žinoti, kai tu nori kažkokią veiklą paversti savo verslu? Kokios žinios yra svarbios? Galbūt tu kažkur tai gilinai savo žinias? Taip, aišku, verslininkų tikrai nėra gimstama, jų reikia tapti, bet aš visada sakau, tu esi tai, kas yra 5 žmonės aplink tave. Jeigu artimiausi žmonės aplink tave yra negatyvus, kurie visada sakys, kad tau nepavyks, tu nepadarysi, kokį vėją dar susigalvojai ir tu kreipsi dėmesį juos, tu greičiausiai būsi to vidurkis. Bet jeigu tu apsupsi save sėkmingai žmonėmis, verslininkais, kurie irgi turi kitokį mąstymą ir nesvarbu, kad investavo 10 tūkstančių, atsipirko tik 3, jie vis tiek eina ir daro, jie visada mokosi iš savo klaidų, pataria tau, tai aš būtent tokiais žmonėms save ir apsupau, aš ėjau į verslių moterų klubą, 4 metus tenais prabuvau ir tik va dabar nesenai padariau tam tašką, nes buvau Start for Networking klubo čia Klaipėdoje Turmalino kokybės vadovė. Buvau lyderystės komandai kartu su ambasadore ir mes vedėm 20 virš moterų tame klube į priekį ir visos dalinosi savo patirtimis. Vienos turi 7 verslus, kitos 3, kitos ten po 1, bet vysto labai sėkmingai. Ir tu visada turi patirčių ir iš kur semtis. Aš esu Lighthouse. Beje, Lighthouse žmogus, pats pirmas IT specialistas, Laimonas, beje, linkėjimai tau, buvo pirmas žmogus, kuris man pasakė iš vis, Reda, tu prasme, tu dirbi su socialiniais tinklais ir nežinai ChatGPT. Ir aš sakau, kas tas ChatGPT? Ir nuo to karto viskas užsivedavo, pavyzdžiui, su dirbtiniu intelektu. Po to buvo tikrai sėkmingų pažinčių ir jų yra ten nuolatos. Ten, kur yra networkingas, yra nerealūs dalykai. Tiesiog būk atviras, priimk kontaktus ir pats norėk dalintis. Visa esmė tinklaveikoje yra ne tik gauti, bet būtent duoti, nes tau ateis 5 kartus atgal. Aš labai tikiu šitais karminiais dalykais ir darau net ne dėl karmos, o tiesiog, kad man patinka dalintis ir tada aš gaunu atgal. Tai visada stengiuosi būti bendruomenėse, kad tu galėtum augti, tobulėti, gauti žinių, patarimų. Tai va, tai Lighthouse'as irgi nuostabi vieta tam. Tiek verslo klubas man buvo nuostabi vieta, tiek Lighthouse'as, o dabar jau žengiu kitą žingsnį, dar į kitą lygį, kur jau yra atskiras kuriamas VIP klubas, pavadinkim, jau tų, kurie turi didelės metinės apyvartas, kur turi samdomus darbuotojus, jau yra toksai kitas lygis. Tai dabar pereinu į šitą klubą, tam pačiam Start for Networking, bet tiesiog atskira atšaka. Tiesiog stengiuosi visada savo spirti gerą vietą ir judėti tolyn, nes, tiesiog tobulėjimui nėra ribų. Ar aš esu pridarius klaidų? 1,001,000. Tikrai ir finansinių dalykų yra buvę, kur nesusipratimai, kur 1000 keliauja visiškai šiukšlinė. Tos pačios kameros auklio agentūrai buvo tokia nereikalinga investicija. Nors viena kamera ten kainavo virš 300 eurų. Nes ten reik priedėlį nusipirkti, kad internetas veiktų, kad ten dar, kad jos be laido būtų pakraunamos ir tokios ir anokios, ir išmanios galvos, kurios ten sukiojas. Ir jeigu kiekviena auklė turi turėti tą kamerą, aš nežinau, kiek aš išvaišiau pinigų, nes po to galų gale atradau tiesiog nuostabią programėlę telefone, kuri veikia tobuliau ir, žodžiu, viskas ten be nesklandumų. Bet tu turi išmokti šitas pamokas tam, kad tau toliau galėtų viskas sektis ir eiti geriau. Tai užbėgai įvykiams už akių. Aš ir norėjau iš tikrųjų paklausti.
Turbūt ta sėkmės paslaptis ir yra tame, kad nebijoti suklysti, nes tos tik tai per bandymą gali kažko pasiekti ar ne ir tik taip sužinoti, kaip neveikia, kaip veikia ir nesustoti turbūt. Taip, absoliučiai taip. Ir kai sako žmonės, jog reikia mokytis iš savo klaidų, tai taip, sutinku, reikia mokytis iš savo klaidų, bet dar svarbiau išgirsti ir kitą žmogų, kuris jau padarė klaidas ir stengtis irgi jų nekartoti. Jeigu jūs išmoksit nekartoti ir kitų klaidų, tiesiog tada tie vartai į sėkmę bus daug platesni ir didesni. Aš tikrai išgirdau begalę nesėkmių istorijų ar nesėkmės istorijų. Ir tada labai savo daug dalykų įsidėjau į galvą. Pavyzdžiui, pavyzdys, gal irgi kažkam bus didelis patarimas versle. Niekada nereikia išlaižyti verslą iki pabaigos prieš jį paleidžiant. Niekada. Nes jūs net neįsivaizduojat. Pavyzdys batai. Viena moteris labai užsimanė pardavinėti batus tiesiog. Sako, gerai, o tu bent vienus batus esi kad nors pardavus? Ne. Tai kodėl tu nori prisipirkdama pilną sandėlį tų batų, jeigu tu neįsivaizduoji, žmonės iš vis pirks tos batus. Tai pirmą, ką padaryk, paleis pardavimus ir žiūrėk, ar juos pirks. Bet jeigu žmonės pirks, o aš jų neturiu, užsisakysi, taip, reikės palaukti, parašyk, kad ten reikės palaukti, bet tu pabandyk parduoti tos batus. Susikurk tu tą kažkokią minimalį internetinę svetainę, po to ją ištobulink. Visi pradeda nuo brembukų, nuo kažkokių labai brangių dalykų, kas iš esmės gauna vertę tik verslo, ta prasme jau nesakysiu pabaigoje, bet nuo verslo vidurio, sakykime, tokie dalykai nėra patys svarbiausi. Pats svarbiausias yra idėja, kaip tu ją įgyvendinsi, kaip tu ją ištransliuosi žmogui ir ar iš vis žmogui tai yra reikalinga. Galbūt tu esi tik lašelis jūroje, arba tu esi jūra ir gali labai stipriai išsiskirti iš kitų. Tai yra pamatiniai dalykai, todėl nereikia verslo išlaižyti. Pirma, tiesiog pagalvok, ar tai yra, reikalinga ir tik tada daryk, kaip aš su auklio agentūra. Pradėjau nuo vienos auklės, nuo vieno užsakymo, nuo pasibandymo, tik tada pradėjau dauginti, tai išvyščiau Klaipėdą Palangą. Kai jau išvyščiau Klaipėdą Palangą, supratau, galiu frančizę, galiu kitus miestus. Bet niekada taip nedariau, kad, nežinau, čia iš karto bus viskas labai sėkmingai, investuoju 40 000 ir paleidžiu visus miestus vienu metu. Tiesiog būtų buvus katastrofa ir tragedija, nes kiek dalykų aš išmokau nuo to mažo, kad ir nuo tų kamerų, nepadarydama daug finansinių nesąmonių. Tai ir jau plėstis tik tada, kai jau viskas patikrinta, kai jau laiko ar nepasverta. Ir kaip atrasti tas sėkmingas verslo idėjas? Kaip suprasti, ko reikia visuomeniai? Gal turi kažkokią tokią irgi paslaptį? O ko jums reikia? Pradėkit nuo to, o ko jums trūksta, o ko dar nėra, kad ir ta auklio agentūra, jos tiesiog nebuvo, man reikėjo ir jos nebuvo, tau idėja daryk. Ir aš prisimenu, ką pirmą dariau ir tikrai tą siūlau daryti, sako, jeigu tu turi idėją, tik nesidalink, nes ten kas nors pavogs. Galbūt jeigu jūsų toks mąstymas, bet šiaip iš esmės yra ta mintimi dalinti su dauguma ir man visi sakydavo, tu sau Reda, koks geras daryk, aš irgi 100 kartų tikrai sakyčiau sauklę, net jeigu jį būtų brangesnė, tiesiog aš žinau, kad tai yra patikimas žmogus, aš tikrai mokėsiu pinigus ir eisiu, man tai buvo patvirtinimas, kad aš einu teisingai ir tą verslą reikia daryti. Po to buvo labai didelis žiniasklaidos susidomėjimas, LRT žiniuose rodė ir tokia, aš net nespėju nieko čia. Atrodo, dar ką tik paleidau ir jau tiek daug visiems viskas čia įdomu, nes tai yra nauja. Tiesiog išgirsti save, išgirsti aplinkinius, pasitvirtinti ir toliau daryti. Taip, yra įvairių žmonių ir tų, kurie sakys, kad neverta, neinvestuok, nedaryk. Galima jų, kaip čia pasakyti, ne tai, kad paklausyti, galima juos išgirsti, bet analizuoti logiškai, ar tai buvo tas žmogus, nežinau, kuris visada visko nusivylęs, ar visgi sėkmingas žmogus, kuris yra tikrai sėkmingas verslininkas ir sako, kad tai, tiesiog finansiškai galbūt neapsimoka, nes ten paskaičiuoji. Bet jeigu sako žmogus, kuris dirba samdomą darbą nuo ryto iki vakaro, fabrikė niekada neturėjęs verslo ir tau sako, kad tau nepavyks, tada, toks tiesiog savęs paklausti, ar tau tikrai reikšmingai yra šita nuomonė. Aš tikrai ir pati žinau nemažai žmonių, kurie norėtų pradėti savo verslą, turi tam tikrų idėjų, bet nepasitikė savimi, bijo
galbūt trūksta šiek tiek kažkokių žinių, tu esi tas pavyzdys ir tikrai turi ir 4 atžalas ir vis tiek toliau vis naujas verslo idėjas generuoji ir tavęs kažkaip tos aplinkybės nesustabdo. Kokį turėtum patarimą tokiem žmonėm, kurie turi idėją, nori, bet pristabdo save? Visada žmogus kažko bijos ir labai gerai yra vienas psichologas pasakęs, nebijo tik negyvėliai. Jeigu tu bijai, vadinasi, tu esi gyvas. Gerai, kad tu bijai, tiesiog apsupk save tais žmonėm, kurie skatins eiti į priekį. Nes nežinau geresnio recepto už tai, kad tave aplinkoj palaikytų, paskatintų, net galbūt pasidalintų kontaktais, ko tau reikia, nežinau, ten pradėsi nuo socialinių tinklų, galbūt nukreips pas specialistą, kuris išmano tuos socialinius tinklus, pradėti minimalius žingsnius link to ir tada automatiškai užsikūrė tas noras daugiau daryti ir siekti tos savo sėkmės, laimės. Taip, greičiausiai tas kelias nebus lengvas ir nebus paprastas, bet jį bus labai verta eiti. Iš esmės, iš to, ką aš girdžiu, ką tu pasakoji, tai tavo sėkmės paslaptis yra bendruomenė. Stipri bendruomenė. Tai žmonės turėtų daugiau kalbėtis, daugiau dalintis. Taip. Ir mažiau pasilaikyti savo, ar ne? Taip. Net yra knyga Niekada nepietauk vienas. Visada, kai ir Lighthouse darysitės kavą, eikit kalbint žmonės, kurių nepažįstat. Lighthouse turbūt visi mane žino, aš vaikštau garsiai, išsakau savo nuomonę visada garsiai, visiems stengiuosi sukurti gerą emociją, kad mane prisimintų ir dažniausiai visi žino mano veiklas, ką aš darau, nes greičiausiai tiesiog googlina, kad čia per žmogus toksai. Ir eikit gerti kavą su žmonėms, susipažinkit, nesėdėkit toj vienoj vietoje ar tam vienam prie stalo. Tiesiog susipažinkit, kaviniai kažkur einat, stovit prie tų kavų, kur ar net ten reikia jau pasimti su savo vardu. Susipažinkit, sveikas, kaip tu gyveni. Aš labai tiesiog, pati esu lietuvė, bet labai visiems lietuviam noriu palinkėti daugiau laisvės ir daugiau to bendravimo, nes tas bendravimas yra visiškas raktas į absoliučią laimę, sėkmę ir ką tik galima padaryti. Nes mes viens kitam galim duoti be galo daug, mes galim būti labai naudingi viens kitam. Lietuviai yra nuostabūs žmonės, mes tikrai, kai būna kažkokia nelaimė, subėgam visi, padedam, bet ne tik padėti reikia, ta prasme, kaip finansiškai kažkas, ar net ten sudega namai, ar ten karai, dar kažkas baisaus vyksta. Tiesiog pakalbėkit apie tai, ko galit būti naudingi viens kitam elementariai, paprastai. Kuo šiandien aš tau galiu būti naudinga. Tai va, gali pasidalinti, kuo aš tau galiu būti naudinga. Žinok, išgirdau labai gerų dalykų, tai tikrai dar, manau, mūsų pokalbis prasitęs ir po šitos laidos, tai turiu tikrai irgi klausimų ir tarp kitko taip pat pasidalinsiu ir pritariu tavo idėjai, kad nereikia laikyti savo, nes kažkas galbūt pavogs ar ne, kažkas nesupras, kažkas nuteis, nes aš ir pati, kai norėjau realizuoti savo šitą kūrybinę idėją, pradėti filmuoti tinklalaidę, iš pradžių galvojau, ne, kol nenufilmuosim, kol nepadarysim, niekam nepasakosiu. Nes, o jeigu nepavyks, jeigu negerai atrodys, jeigu bus neįdomu. Bet supratau, kad man reikia komandos, man reikia žmonių, kad visą tai realizuočiau. Ir tik pradėjusi dalintis, tik pradėjusi kalbėtis, kažkaip iki šito ir nukeliavau. Tai aš tikrai tau pritariu ir tik pradėjusi dalintis idėjomis, gavau dar geresnių patarimų, dar geresnių idėjų ir iš esmės viskas keitėsi nuo pirminės idėjos dar labiau. Tai tikrai pritariu tau ir tu dabar kalbi, kad palaikymo tikrai daug sulaukiai iš verslių moterų klubo, Lighthouse, kažkur kitur ar ne bendruomenėse. O kaip yra su artimųjų palaikymu? Ar tavo patys artimiausi žmonės palaiko tave, kad turi ir 4 vaikus, ar ne, ir reikia ir jiems laiko skirti, ir tiems kitiems artimiesiems, bet tiek veiklų, tiek verslų, ar visada sulauki to palaikymo? Kaip yra artimiausioje aplinkoje? Dažniausiai artimiausioje aplinkoje tu turi įrodyti,
kažką ten savo vertę, kad tu tikrai padarysi, kad tu tikrai galėjai. Ir tikrai pradžioje aš įrodinėjau savo darbais, kad aš tikrai galiu, kad ir ką jūs čia man pasakysit. Aš labai mėgstu tą pasakyti frazę, bet mano tėtis, kaip aš buvo, kuria vaikai studija ir aš ją ten turėjau dažytis, renginėti. Kokia tu čia nesąmonė, sugalvoju, dar žemaitiškai sakė, nes aš šiaip žemaitė ir mano tėvai žemaičiai. Ir sako, kokį tu čia nesąmonę sugalvoja. Ir aš tokia sėdžiu prie to stalo, galvoju, ne, nu tik mano tėtis gali tai pasakyti, tik mano tėtis. Bet jis vis tiek dažė man tą studiją ir vis tiek padėjo įsirenginėti ir tikrai paskui ir džiaugiasi tą mano sėkmę ir kad viskas yra gerai. Su vyru, aišku, visokių konfliktų buvo, ar ne, ir apskritai mano su vyru gyvenimas buvo labai spalvotas, tarp tų visų vaikų. Atrodo viskas fainai, jeigu gausi šeima, tai turbūt ir labai laiminga santuoka ir viskas labai gerai. Ne, taip tikrai nebuvo. Taip, tie vaikai visi atsirado iš meilės, bet ta meilė tokia, pasakyčiau, labai toksiška, kur atrodo kaip ir kartu nori būti, bet ir pjaunės to labiau kartu. Ir aš mačiau tą vieną. Aš labai daug augau, tobulėjau su kiekvienu verslu, vis padariau kažką daugiau ir daugiau ir daugiau. O žmogus labiausiai pasirinko sėdėti namuose ir būti su vaikais. Nors iš esmės tai tikrai nebuvo privaloma būti, nes mano dauguma darbų buvo daromi iš namų. Aš priėmiau jo tą pagalbą, tą buvimą, visada sakydavau, kad mano vyras tikrai nuostabus tėtis, jis ir yra nuostabus tėtis. Bet šiandien aš tikrai galiu pasidžiaugti, kad aš esu išsiskyrusi ir aš esu laiminga išsiskyrusi. Ir nebėra to tokio trinimuose vienuose namuose, kai aš kalbu apie verslus, apie naujas idėjas, o čia vien tik buitis, nieko. Ir atrodo skatintų tą žmogų daryti kažką daugiau, kažkur eiti, bet jis tiesiog nenorėjo. Ir aš matau, kad mes, kai susitikom dviese, mes abu norėjom mažų dalykų. Mes abu buvom režisūros studentai, įsimylėję iki ausų, mums labiausiai rūpėjo šeima, tai mes tą šeimą ir sukūrėm ir turėjom. Ir viskas kaip ir atrodė gerai. Bet čia man pradėjo rūpėti verslai, kažką daryti, save realizuoti, jaustis laiminga. Nes man visada buvo labai svarbu realizacija. Ir aš pradėjau save realizuoti visose veiklose ir tiesiog žmogus pasirinko tą buvimą su vaikais. Kaip ir atrodė, kad tai viskas gerai, koks skirtumas, kuris uždirba tuos pinigus, nes šeima tai viena, ar aš eičiau dirbti ar vyras. Bet taip gavos, kad mes automatiškai apsikeitėm energijom, aš tapau kaip ir šeimos vyras, jisai tapo šeimos moterim. Ir tokia visiška nesąmonė, kur jau mes viską išbandėm. Psichoterapijas, porų savaitgalius, coachingą, viską padarėm, kad išsaugot šeimą, bet tiesiog matėm, kad atsidurėm vėl tam pačiam taške. Truputį būna gerai ir vėl tas pats į tą pačią sieną. Truputį būna gerai ir vėl tą pačią sieną. Tai tiesiog nusprendėm, kad keliaujam skirtingais keliais. Aš noriu vienų dalykų, jisai nori paprasčiau, jis nori kitų dalykų. Ir aš tą vertinu ir suprantu ir viskas dėl to gerai. Tai dėl to mes išsiskyrėm. Kol kas taikiai, bent jau aš taip tikiuosi, kad taip ir bus. Mes labai gražiai dalinamės vaikais. Ir aš gyvenime dabar turiu tokį etapą, kai turiu 100% laiką savo ir 100% laiką vaikam. Aš nežinau, ar gali būti geriau, neskatinu skyrybų, tikrai. Labai būtų nuostabu, jeigu šeimos sugebėtų likti kartu ir būti kartu. Ir aš tikrai labai ilgai nesiskyriau vien dėl to, kad mano tėvai yra kartu be galo daug metų, nuo mokyklos laikų. Ir man tai buvo toks pavyzdys, kad taip ilgai kartu mano giminėje apskritai tų skyrybų praktiškai nėra. Visi kartu be galo daug metų gyvena. Ir aš tikėjau, kad ir man tai bus. Ir man čia pasiseks. Ir aš čia nugyvensiu visą gyvenimą iki mirties. Bet dėja yra kitaip ir tenka tą pripažinti. Ir yra taip, kaip yra. Ir aš manau, kad čia ne dėl to, kad mes kažkaip labai čia išlaisvėjom ir čia tų skyrybų milijonas, tik kas antras čia skiriasi. Tiesiog, manau, žmonės dabar nori daug daugiau negu tiesiog išgyventi kartu. Žmonės pradėjo norėti gyventi kartu. Ir tame yra didžiausias turbūt iššūkis. Ir santykėje visada turi stengtis abu, augti abu, tobulėti abu. Ir tikrai interesus turėtų turėti bent jau panašius abu, nes labai būtų skirtinga visiškai, kai skirtingi žmonės ar neturėti kažką bendro. Įmanoma galbūt, bet tikrai labai sudėtinga. Tai tavo pavyzdys puikiai parodo, nesvarbu, ar vienas vaikas, ar 4 vaikai.
nesustabdys, ar ne? To proceso, jeigu yra negerai anksčiau ar vėliau. Ir tu buvai užsiminusi, kad jūsų tas modelis, kad tu labiau pasirinkai veiklą gimus vaikams, o jis labiau norėjo prižiūrėti juos, nes vis dėlto vienas iš tėvų ar ne vienam iš tėvų tai tenka daryti. Tai tu ir pati minėjai, kad tarsi apsikeitėt energijom. Tavo tarsi tokia labiau vyriška tapo, jo moteriška natūraliai. Taip. Tai ar visus 4 vaikus jis ir prižiūrėdavo, o tu veiklą vykdydavai, ar jūs kažkaip keitėtės ir buvo ir tokių variantų? Mes daugiausiai iš tikrųjų buvom dviesi namuose, tik tai šalia to, kad aš ir su vaiku pabūnu, nes aš vis tiek ir juos maitindavau ir būdavau, aš tikrai buvau atsidavus mama. Bet šalia to mano toks buvo 50-50. Ir kitą pusę dienos, pavyzdžiui, kai vaikas miega ar kažką, aš darau savo darbus. Realiai mano visi darbai būdavo daromi telefone, nes man užtekdavo tik tiek. Po to jau, kai buvo kurie vaikai, tai aš jau fiziškai kažką darydavau, ateidavau vesti tuos užsiėmimus. Bet ir tai turėjau valytoją, kuri po to tvarkydavos. Nebuvo tikrai ten, kad aš daug laiko išeičiau iš namų. Realiai sėdėdom abu. Dėl to aš niekada ir nesupratau, kam jam tiek daug būti namie ir visada nusakyti, kad maždaug aš čia rūpinuos vaikais, nuostabu, bet tau nebūtina tiek daug būti namuose, nes ir aš juose esu. Tai tu gali eiti, gali daryti savo darbus, aš tave palaikau, eik, daryk. Bet, nebuvo to noro. Tai mes realiai tai buvo, kad abu sėdim namie, arba aš jau paskui mačiau, kad jau praaugo mano vaikai. Ir, ką man sėdėtose namuose, realiai dabar visi išvažinėja į įstaigas, į darželius, į mokyklas, nes 2 yra mokyklinukai, 2 darželinukai. Ir aš tiesiog einu savo į Lighthouse dirbti, visą dieną dirbu. Tai dėl to aš kažkaip, nežinau, nesijaučiu nei bloga mama, nes nebuvo taip, kad aš atsiduočiau tik tais darbui. Aš buvau ir mama ir tuo pačiu dirbau. O vyro noras buvo labiau tik būti su vaikais, rūpintis buitimi. Ar taip mes ir gyvenom. Ir pati užsiminiai, kad dieną dirbi Lighthouse, bet būna visaip, dirbi ir iš namų, bet ir nemažai tai veiklai skiri. Taip. Ar nebūna tos vadinamosios sąžinės graužaties, kad ne iki galo, nepilnai pabūni su vaikais, kad nori tobulėti, nori šeimai geriau, finansinės ar negerovės, bet ar neužvaldo kažkokie prieštaringi jausmai, kad vaikams atitenka mažiau negu galėtų būti? Ja. Būna taip. Man skaudžiausia dabar, mano sūnus taip sako, mama, bet tėtis mums dažniau pasiima negu tu. Ir aš tokia stoviu, nors mes vienodai laiko praleidžiam. Ir aš galvoju, kas yra ne taip, nes aš kai būnu namuose, aš vis tiek su jais būnu, su jais žaidžiu ir atrodo, bet vis tiek yra jiems turbūt tas noras galbūt ir daugiau tą mamą matyti, daugiau su ją būti, bet pas mane yra tokia tradicija. Aš visada kiekvieną vaiką, kad jie nesijaustų, jog, jie 4 ir kad visada aš taip juos myliu visus vienodai ir ten panašiai, bet to dėmesio kiekvienam po vieną nebelieka. Tai aš turiu tokią tradiciją, visus vestis po vieną į pasimatymą. Tiesiog per mėnesį kiekvienas turi savo dieną. Ir su vienu ten einu į kiną, su kitu einu žaidimų kambarį, su kitu švis parke pasivaikštų, pasikalbu, nebūtina ten vien tik pramogauti. Bet tai yra diena tik tam vaikui. Ir su kitais vaikais aš jau tik susitinku vakare, susibučiuojamės prieš naktį ir viskas. Jiems tai yra nuostabiausia diena, kurios jie laukia per tą mėnesį. Ir ta tradicija, kai aš pasidalinau tinklaraštį, labai daug mamų pradėjo naudoti šitą ir sako, kaip sėkmingai veikia. Sako, mes pagaliau su vaiku pradedam tą vidinį ryšį atkurti ir turėti, nes tikrai ir su mokyklinukais ypač yra sudėtinga. Jie tokie protingi, jau turi ką ir pasipasakoti ir padaryti ir žiūri, kad jau toks, nors mano dukrytė dar tik 9 metai, bet jin jau tokia kaip paauglė, viską man ten atkirtinėja, ten akis varto ir galvoja, Dieve, kas bus paauglystėj. Ir aš galvoju, kaip tą ryšį kurti su jie. Tai mes jam kartu mergaitiškai pabendravom, pakalbėjom. Nerealus laikas ir po to viskas taip gražiai išsirutuliojo, kad mes labai gražiai dabar bendraujam, pasikalbam, jinai nuolatos sako, kad mama aš tai myliu, apsikabina. Ir toksai, yra dar kažkoks vaistas tam ryšiui atkurti. Norėčiau skirti vaikams laiko daugiau,
Tai tikiuosi, va dabar, kai pasistatys šitą savo agentūros armiją, galės dar daugiau laiko skirti vaikam, išvažiuoti, pailsėti, kokybiškai praleisti laiką. Vėlgi buvai jau užsiminusi, bet kaip yra su laiku savo? Dabar, kai tokia situacija asmeniniam gyvenime, kaip supratau, kai tėtis prižiūri vaikus, jau tikrai turi galimybę, o kaip buvo iki tol? Ar tai buvo iš viso įmanoma? Laikas ne tik tai, kad kartu su vyru dviese, ar ten dviese su kažkuriuo iš vaikų, bet laikas savo. Turėdavau tą laiką savo, aš kaip ir minėjau dar pačioje pradžioje, aš turiu tokį būrelį saugusiems, tai tą mafijos žaidimą, kurį visada einu žaisti ir ten padedu tiesiog visus darbus į šalį, visą savo asmeninį gyvenimą į šalį, nes ten tu esi rolėje ir tiesiog esi vaidmenį. Ir man tai vienas nuostabiausių atsipalaidavimo būdų ir aš visada būnu tik ten ir ten yra mano laikas savo, kuris yra kas antrą savaitę, po 3-4 valandas, tai yra mano laikas savo. Kartais tai būna, aš pasilepinu masažais, nes tai yra mano meilės kalba, visokie masažais ir panašiai. Būna pasilepinu ir tikrai to laiko turėjau savo ir dar būdama su vyru, nes mane išleisdavo vyras visur ir šiaip man tas išleidžia vyras, man tai būdavo keista, kaip gali vyras neišleisti, kaip galima uždaryti kažkur narvelį arba pabūti. Jisai išeina, aš išeinu, normalu man atrodė kažkaip, kad tiesiog, kad ir kiek aš tų vaikų turėčiau 6-7, šalia to yra vaikų tėtis, kuris lygiai taip pat atsakingas. Ir man visada būna tas labai skaudus. Man vyras labai padeda auginti vaikus. Come on, jis tavo vyras, čia ir jo vaikai, jis nepadeda, jis juos irgi augina. Jūs turit, ta prasme, tie vaikai yra 50% tavo, 50% jo. Kodėl turėtų tėtis padėti mamai? Jūs abu esat lygiaverčiai šitoj situacijai. Tai dėl to aš to laiko savo irgi turėdavau, kai aš, aišku, norėdavau, bet daugiausia mano laikas savo būdavo per darbus ir per galimybę dar kažką gero nuveikti ir padaryti. Čia kaip dauguma mamų sako, aš darbe pailsiu. Jo, maždaug. Ir turbūt sutiksi su manimi, kad tikrai yra nemažai mamų, kurios augina vaikus ir jos neturi tos bendruomenės, jų ryšiai galbūt su artimaisiais nėra tokie stiprus ir jos gimus vaikui tarsi būna įkalintos. Nes man asmeniškai tam tikrą laiką irgi tai buvo, nes aš gyvenau su vaiko tėčiu keliose miestuose ten, kur jis gavo tuo metu objektą. Ir ten nei draugų, nei pažįstamų, vaikas mažas ir tu viena. Tai tikrai yra daug tokių situacijų ir net atrodo turbūt tos mamos, kurios dabar mūsų klausosi, tai iš viso tavo istorija, tai čia kosmosas. Ką tu palinkėtum tokioms moterims, kur galbūt ir nėra tiek finansinių galimybių kažką daryti, galbūt nėra tiek žinių, nėra tos bendruomenės palaikančios. Ir vyras išeina į darbą, o ji tik tai lieka viena su vaiku. Ir iš esmės dauguma ir gauna tas išmokas motinystės, kurios nėra didelės. Taip. Ir panašiai. Tai tikrai yra daug tokių moterų ir savo aplinkoje tokių žinau. Taip. Tai ką tu patartum, nes tavo kasdienybė yra labai spalvinga. Ir tavo situacija yra tokia. Bet tikrai didžioji dalis, galbūt ne didžioji dalis, bet daug moterų susiduria su tuo. Taip. Tai aišku, visų pirma, tai norėčiau som pasakyti, kad mes ir neturim būti visos čia devindarbės, visokius kalnus versti. Pavyzdžiui, tikrai yra mamų, kuriuoms nutinka tas ramus gyvenimas, tai aš tada linkėčiau fokusuotis į save, ar ne, į savęs augimą. Tikrai yra pilna visokių bendruomenių, kad ir virtualių, pavyzdžiui, kad ir šis Glowing klubas, kur ten šis moteris tik atradinėja save ir ten vienos kitos turi verslus, bet iš esmės ten aš labiau suprantu kaip atradimą savęs ir tokią mokymų bazę. Labai nedaug kainuoja per mėnesį ir ten visko tikrai labai daug. Ir tų susitikimų visokiuose įvairiuose miestuose. Tai būtų vienas iš tokių. Kitas galbūt, kas esat labiau socialios, yra Facebooko grupės visokios mamyčių irgi, ten kas pasiūlo, ten sako, išeikime į lauką pavežioti kartu vaikus su vežimėliais ir ten būna pilna savanorių, kurie nori eiti. Bandykit šitai, prašykit, neužsidarykit namie, jeigu to nenorit. Jeigu norit, viskas gerai, užsidarykit.
Nežinau, kai vaikas Kitom miega. Kaip tik gerai pačilinti namie ir jos mėgaujas to laikotarpiu, nes ne visą gyvenimą tai bus. Būtent, tikrai. Kartais reikia tiesiog mėgautis ir išmokti mėgautis, išmokti neplakti savęs už tai, kad nori serialą pažiūrėti. Nori serialą žiūrėti, žiūrėk tu tą serialą. Dieve brangus, pasaulis nesustos, niekas nenumirs. Pailsėjusi mama yra būtinybė vaikams iš vis. Jeigu mama yra pavargusi, savęs nerealizuoja, nežinau, neranda prasmės gyvenime, automatiškai vaikas suirzęs, nelaimingas, daug verkia. Tai yra užsisukęs ratas, nes vaikas ir mama iki 7 metų yra vienoje energijoje ir jie tiesiog transliuoja taip viens iš kito. Tai dėl to, mamos, žiūrėkit jūs, jeigu norite Netflixą, žiūrėkit serialus, jeigu norit, mokykitės, jeigu tik yra toks noras. Jeigu noras yra pabendrauti su kažkuo supažinti, Facebookas tam yra, grupės tam yra. Tiesiog raskit būdų, paprastai tiesiog į socialinius tinklus parašykit. Kas norit Šiauliuos susitikti, atsigerti kavos, nežinau, tiesiog. Būkim šiek tiek paprastesni ir laisvesni žmonės, nuo to bus tik visiems geriau gyventi. Ir dar pasimetė mano čia keli klausimai būtent su tavo dienotvarkės planavimu. Nes tiek visko daug, tikrai esi labai spalvingas žmogus, daug visko darai, daug visko tavo gyvenime ir pati dirbi, mokai žmonės dirbtinio intelekto įrankių. Ar pati naudoji tuos dirbtinio intelekto įrankius kasdienybėje? Ir nebūtinai dirbtinio intelekto, galbūt kažkokie kiti būdai pasiteisinę. Kas padeda planuotis darbotvarkę, suspėti, kažko nepraleisti, sužiūrėti ir kad tai būtų produktyvu. Tai irgi pasidalink tiek su veikliais tėveliais arba tiesiog su žmonėmis, kurie nori produktyvios dienos. Taip. Pirmas dalykas yra sąrašas dienos, ką turiu padaryti. Visada pradedu nuo sąrašo, kas šiandien yra būtina. Ir, kaip sakiau, visus tuos darbus, kurių labiausiai nenoriu daryti, padarau jos pačius pirmuosius, tada apsidovanoju ir tada padarau visus likusius. Dirbtinį intelektą naudoju kiekvieną mielą dieną, įrankių turiu labai daug, nuo ChatGPT, Canva, Midjourney. O Jėzau, čia nežinau, net nespėčiau vardinti video, labai jų yra daug, ką aš naudoju praktiškai kiekvieną dieną tam, kad sutaupyčiau savo laiką ir pinigus. Aš net laiškus atsakinėju tėvam, atsiprašau, su dirbtiniu intelektu. Ir kas niekada nepagalvotų, nes jis atsako visiškai taip, kaip aš rašau tos laiškus, nuoširdžiai, paprastai, be jokių ten kažkokių, nežinau. Turi labai gerai suformuluoti klausimą ir visas detalės pateikti. Taip, tai va čia tam turi skirti laiko. Taip, aš turiu asmeninius robotus, kurie atrašinėja už mane tam tikrus dalykus. Ir aš taip sutaupau daug laiko ir sakau, ir pinigų, ir visko, aš net neįsivaizduoju, kaip dabar reikėtų be dirbtinio intelekto gyventi. Nu, aišku, vėl priprasčiau atgal, investuočiau savo laiką, bet... Prisitaikyt. Taip, bet iš esmės, pavyzdžiui, sako, atims man ten mūsų kūrybiškumą, mes ten, nežinau, išprotėsim ir ten robotai išvaldys pasaulį. Kūrybiškumas mano niekur nedingo, tam, kad dirbtinis intelektas tikrai gerai atsakytų, unikaliai, taip kaip man patinka. Aš turiu labai gerai pasukti savo galvą, kad parašyti tą promptą ar neužduoti, ar dar ten kažką sugeneruoti ir ten su algoritmais ir panašiai. Tai reikia labai daug pasukti savo galvos, reikia būti labai kūrybišku. Kartais aš dirbtinį intelektą ten aplinkui makaluoju tam, kad jis suprastų, ką aš noriu padaryti ir ten nuvedu iki tam tikrų taškų. Tai turi būti kūrybingas, nori, nenori. Ir tekstus kartais aš rašau su juo, kartais be jo. Kaip aš noriu, taip darau. Žiūriu, kad turiu laiko, rašau pati. Matau, kad neturiu laiko, rašau su juo. Visiškai, tiesiog, mano prioritetas dienoje yra, kaip minėjau, svarbiausi darbai. Aš juos išsibraukiu, tada elementariai darau visus kitus. Jeigu galiu tos darbus palengvinti su dirbtiniu intelektu, būtinai tą darysiu su dirbtiniu intelektu. Jeigu matau, kad čia reikės jau mano, pavyzdžiui, asmeninio skambučio, tą ir darysiu, sėdėsiu, skambinsiu ir kalbėsiuos. Tiesiog žiūriu, kur ką galiu supaprastinti, padaryti. Turi nemažai žinių apie tą dirbtinį intelektą, tai jisai labai sparčiai vystomas ir vis tobulinamas. Ir jeigu prieš porą metų žmogui pasakius apie ChatGPT tikrai ne kiekvienas net žinodavo, kas tai yra, dabar jau žino kiekvienas.
ir nuo mokyklinuko iki turbūt net vyresnio žmogaus jau žino, kas tai yra ir naudojasi. Kaip tu pati manai ir domiesi šią sritimi, kaip jis gali būti ištobulintas per artimiausius, pavyzdžiui, kokius 5 metus ir kaip jisai mums tada kasdienybę palengvins tiesiog bendram pamastymui. Tai šiai dienai dirbtinio intelekto tikrai nereikia bijoti, nes jis nedaro nieko jau tokio labai didelio, ko žmogus negalėtų padaryti iš esmės. Taip, mes tiesiog užtrunka mums tai padaryti daug ilgiau negu jam, bet mes visą tai kol kas galime atlikti kaip žmogus. Bet yra kūriamas toks dirbtinis intelektas, kuris pranoks žmogaus intelektą, kuris galės pats kurti, pats viską sudėlioti. Galbūt tai kažkiek ir baugina, ar ne, nes jisai pats jau pradės tvarkytis, net žmogaus praktiškai įsikišimo nereikės. Bet vėlgi, tai yra kol kas tik teorinė vizija, dar tai yra tik kuriama ir neaišku, ar tai bus paleista. Ir kaip tai bus paleista, vėlgi, labai viskas priklauso nuo to, kaip teisininkai visą tą reguliuos, kaip įsileis Lietuvos sistema, kaip pats užsienis įsileis ir panašus tokie dalykai, kiek mes plačiai galėsim jį naudoti. Ir vėlgi, net jeigu jis bus paleistas toks labai stiprus, jis nebus prieinamas kiekvienam, ne kiekvienas mokės jo naudotis. Tai vėl užtruks kažkiek laiko, bet aš visada sakau, nėra dabar ko bėgtis nuo to dirbtinio intelekto, kaip tik jį reikia suprasti, jį reikia pažinti ir išmokti juo naudotis. Nes jis yra nuostabus įrankis, palengvinantis be galo daug darbų, bet tačiau, aišku, yra ir tokių, kurie naudojasi blogiems dalykams, tokiems kaip pavyzdžiui, balsą ar negalim padirbti žmogaus, tai tų visokių telefoninių sukčių bus dabar dar daugiau ir dar labiau įtikinamiau jie kalbės, nes tą balsą bus galim padaryti žmogaus. Jau yra iš tikrųjų galima. Tai tokių, aišku, baimių visokių yra, bet žmonės tada vėlgi turi jungti, o ką padaryti, kad tas dirbtinis intelektas jau antiek mūsų nepralenktų. Susigalvot kažkokius kodus tarpusavy, ką mes pasakysim viens kitam, jeigu iš tikrųjų bus kažkokia nelaimė. Nes kol kas jis bent jau minčių neskaito. Tai kažką tokio padaryti, ką mes galim tik žmonės. Ir sakau, kol kas mes jį pažinkim, pratinkimės, nes jis tikrai yra ateitis, dabartis ir tiesiog mes turim su juos pažinti. Ir dabar, bent jau žiūrint į planus į ateitį, žmogus visada pranašesnis rinkoje bus tas, kuris išmano dirbtinį intelektą. Žmogus, kuris neišmano dirbtinio intelekto, bus mažiau reikalingas, ypač darbuose, nes jeigu ir žiūrėti studijas, kurios dabar bus ateityje ir pačios, kaip čia pasakyti, reikalingiausios, tai visos yra apie IT, apie robotizmą, apie dirbtinį intelektą. Ir visos šitos sritys yra labai reikalingos ir jos yra labai daug integruojamos į kitas sritis. Tai tai mes nuo to nepabėgsim, bet vėlgi, jeigu dirbtinis intelektas atima darbus, jis tuo pačiu sukuria naujas darbo vietas. Vis tiek yra tam tikras balansas ir nėra jau viskas taip blogai. Tiesiog mums kaip žmonėms reikia šiek tiek persikvalifikuoti, truputį kitaip galvoti, kitaip daryti. Bet aš vis dar tikiuosi, taip naiviai galvoju, kad dirbtinis intelektas bus labiau gerėtis negu blogėtis. Ir kad nėra dar ko taip labai bijoti. Ir kažkodėl vis dar tikiu, kad mes žmonės tikrai numirsim ne nuo robotų ir ne nuo dirbtinio intelekto. Reda, mes su tavimi tiek skirtingų temų aptariam, nes, sakau, tavyje telpa labai daug ir galėtume, sakau, kiekvieną temą dar detaliau aptarti, bet nesinori įkyrėti jau ir žiūrovom ir norisi optimalų laidos laiką palaikyti. Tai pačiai pabaigai tiesiog dar vienas klausimas, tai kokią pamoką kol kas per savo gyvenimą pačią svarbiausią išmokai, supratai ir norėtum pasidalinti su žiūrovais? Pamoka svarbiausia, kurią gyvenime išmokau, yra ta, kad nėra svarbesnio žmogaus už jūs pačius ir į ką labiausiai turėtumėt investuoti, tai į save patį. Nes jeigu jūs labai daug dirbsit, bus perdegimai, depresijos, kuriuom ir man teko susipažinti.
Jeigu jūs labai daug irgi atsiduosit šeimai, patys nebeturėsit ką įpilti ir ką duoti. Tiesiog iš tuščio neįpils. Tai jūs turit būti kupini, turit būti pilni tam, kad galėtumėt kitiem kažką duoti ir kažką įpilti. Tai to ir palinkėsiu visiems ir tau ir kitiem. Mylėti save, branginti save ir suprast, kad nėra nieko svarbiau negu tu pats ir kurti savo tą laimę pačiam. Ačiū, Reda, labai. Jaučiuosi tokia įkvėpta po pokalbio su tavimi. Ačiū labai visiems, kas žiūrėjote. Ir būtinai įsijunkite ir kitas Nestabdom laidas, nes čia jūsų laukia dar daugiau drąsių istorijų. Iki.